Aš nuo tavęs nusisukęs, aš abejinga kūno kalbą, jo? Ar jeigu rankas susineriu? Jo? Aš neturiu ketinimų. Gali atsisėsti. Ir dar vienas toks paradoksas. Žmogus, prie kurio prieina, jausis nemaloniau negu žmogus, kuris prieina. Ir atvirkščiai. Nu, jeigu aš nenoriu, kad mergina priartėdama prie manęs, pavyzdžiui, jaustųsi nepatogiai, aš ją prisitrauksiu prie savęs, nes jinai tada prie manęs prieina. Bet, čia toks. Apie ką aš čia dabar... Frames. Šitas mano mėgstamiausias. Visi mano mėgstamiausias. Potekstas. Mes kalbėjom apie potekstas. Ir kaip bendrauja tie dalykai. Jeigu, sakykime, tu mergina, jo? Arba nepasiimkime merginą. Nefilmuokės. Kai mes pasimylėsime, padarys man sumuštinį? Gerai, sakykime, čia buvo informacijos apsikeitimas. Tačiau kas buvo pasakyta tenai? Mes mylėsimės. Taip, mes mylėsimės. Čia toks akivaizdžiausias. Mergina klube mėgsta pasakyti, nupirk man išgerti. Ką jinai sako to? Tu? Ne, aš aišku, tu esi mažesnės vertės negu aš ir tu turi stengti su manimi bendrauti. Va. Mes prie merginos turime, nu taip by default, taip sakant, iš lempos prie jo mes turime, bet tiek vat vertės palyginus su ją. Čia yra B, čia M. Jinai klausia, jinai šoka dar aukščiau. Nupirk man išgerti. Ką vaikinas padaro? Ką jūs atsakot? Ne, ką jūs atsakot? Tiesiog pašaudykime man tokių. Tarkim, Nupirksi. Galėsi išmylti. Ne, aš ne taip daryčiau. Kaip tu darytum? Pasakyk. Aš nusipirkčiau 2 gėrimus ir Čia mano bairis, bičia, nu. Bet aš taip daryčiau. Mano kreditas. Na, pasakyk. Nupirkčiau 2 gėrimus ir juos abu pats išgerčiau. Jo. Gerai, tuoj. Naini prie baro. Nusivedi ją už rankas prie baro, sakykime. Duokit mums 2 šotus, jo. Nusipirk savo. Ir tai jau yra žaismingumas, tai yra linksmumas. Taip yra pakeliama. Opa! Tu esi jau aukščiau, ne? Bet tu negali būti visą laiką aukščiau už ją, tai būna labai blogai iš tikrųjų. Labai negali. Tai būna evil. Jūs esate kietas, taip? Tačiau kietas nėra apibendrinimas žmogui. Žmogus turi ir silpnybių, ir pažeidžiamų vietų. Mano pažeidžiamas vietos, pavyzdžiui, aš bijau susižeisti, labai bijau susižeisti, sakykime. Nu, čia asmeniškai. Labai bijau susirgti, labai nenoriu susirgti. Ko aš? Bijau, turiu klaustrofobiją, bijau mažų patalpų, uždarų erdvių. Nu, liftą nebijau, sakykime, ten taip toliau, bet jeigu lyst reikia kur nors į tunelį, dieve mano, niekaip. Turiu aukščio baimę. Nu, 1,92 m nesiskaita. Turiu aukščio baimę, sakykime, jeigu nėra užtvaros, aš prie krašto aukštesnė, sakykime, negu kokie 3-4 metrai. 4. Nesiartinsiu per labai toli, labai turi didelį aukščio baimę. Va. Jeigu aš kietas, sakykime, kietas. Apie kietumą dar pakalbėti. Kas yra kietumas? Bet jeigu aš kietas ir aš neturiu silpnų vietų, tai aš esu lopas. Nes aš per daug bijau parodyti savo silpnasias vietas. Pavyzdžiui, man sakytų, tu pydaras. Ir jeigu, pats tu pydaras. Jo, aš jam atšaučiau, pats tu pydaras. Aš bijau, kad mane sužeis. Ne, aš sakyčiau, vieną aš gėjus. Gėjus. Nu, aš nebijau, man tai įtakos nedaro tiesiogiai. Tai nedaro man jokios įtakos nei išlikimui, nei dauginimuisi, nei paprasčiausiam santykiam. Nu, aš gėjus, nu. Ir aš žinau, kad aš gėjus. Bet jeigu merginai pasakai, jinai jaučiasi daug saugiau. Atsimink, kodėl mes taip sakom visą laiką? Dažniausiai. Jos tada būna beveik įsitikinusios, kad jūs jų nekabinsit. Koks skirtumas, aš gėjus. Vis taip pasakėme vienos merginos mamai, kai jie išėjo iš jos kambario.
Potekstė. Prieš keletą. Žodžiu, palauk, aš šitą. Ai, dar Mėmelyje, laiptinės merginos, tai 4 karštas. Mes kalbam, jis tipo aklas, pakurčias. Tiesiog žaismingai nuotaikai palaikyti. Po laiptinės. Jo, ir su sausainiais. Ta pati. Ir tiesiog, šau, mes gėjai. Ir jos, iš karto su jaučiamės. Taip ir pasakė. Bet iš tikrųjų čia buvo pasišaipimas, nes jos bendrauja tame lygmenyje, ne žodis. Merginos turi 10 kartų geresnius socialinius įgūdžius negu vyrai. 10 kartų. Vyrai net neįsivaizduoja, kaip bendrauti iš tikrųjų. Nu, kažkokias bendras gaires gal ir turi, bet jie nemoka, nes jie prieš 40 000 metų jie medžiodavo, jiem nereikėdavo bendrauti. Jeigu šnekėsi per medžioklį, išsibaidys grobis, jo. O moteris pasilikdavo stovykloje, saugoti gentį, visą tą stovyklą, auginti vaikus, jos augindavo vaikus. Iki tam tikro amžiaus, kada jie eidavo medžioti su vygiriais. Jos augindavo ir jos bendraudavo, jos turi bendrauti. Jos turi daug geresnius įgūdžius bendravime negu vyrai. Genos. Jo, visiškai genos. Nebent pasirinki kažką daryti ir išsiugdai. Žodžiu, tai. Nieko švangro neparodys laiptėse. Kokia mintis buvo, man tai? Socialiniai įgūdžiai. Žmonija moteriškėja. Žmonija pamažu moteriškėja. Kada buvo industrinė ta reforma, kas nors žinot istoriją? 17 prasidėjo industrializmas. Šitą industrializacija. Tada tėvai nebeaugindavo savo sūnų. Tėvai išeidavo į fabriką 16 valandų per parą dirbti, sakykime, juodą darbą. Ir vyrus augindavo moteris, kas yra be galo kvaila. Pamažu nebežino žmonės, kas yra alfa, kas yra dominavimas ir taip toliau, dėl to reikia dabar man prieš jumis stovėti. Sakykime, jo. Yra sėkmės mokykla, žinot, Klaipėda irgi tenai moko panašių dalykų, tik tai mes koncentruojamės biškinkimės. Žodžiu, žmonės pasidarė labai vyrai. Pasimenimas. Žodžiu, vyrai pasidarė labai moteriški, ilgainiui, nes jie nebežino, kaip būti vyrais, nes jos augina moterys. Žodžiu, vėl pamečiau mintį, man tai pasakyk, kietumas. Kas yra kietumas? Aš visada tu priminsiu. Lyžtė reiklukas ir priminti. Kas yra jo koncepcija? Viena pusė jūsų bus vaiduoklis. Vaiduoklis ir ką aš turiu omenyje? Vaiduoklis apie emocijas kalbėjome. Įsivaizduokite, kad einate ir jūs vaiduoklis. Viskas, visi aplinka veiksniai eina kiaurai mane. Viskas. Aš neturiu tokių stiprių emocinių reakcijų į aplinką, kaip aplinka reaguoja į mane. Aš reaguoju į aplinką mažiau, negu aplinka reaguoja į mane. Nereagavimas į aplinką, nebent aš pasirenku, kad tai kieta. Tai kieta, jėga sureagavo. Bet čia maždaug tai. Jeigu man kas nors mestų, ką nors, tai pereitų per mane kiaurai, nes aš vaiduoklis. Tačiau jeigu mes būsime vaiduokliai, mes ir būsime vaiduokliai, ja? Tai nebus gerai, mūsų nieks nepastebės, nes mes nereaguojame, mes nesąveikaujam su aplinka. Kita pusė. Aš šiaip spalvinti tų raudonų. Tai yra liepsna. Ir ką aš turiu omenyje? Liepsna tai yra... Surašysiu. Suprantat angliškai? Žinot, ką reiškia šitas žodis? Fun.
Fun. Linksma. Antras. Playful. Žaismingas. Trečias. Dirty. Geras. Ir apkalbėsime visus. Social. Bendraujantis, socialus. Penktas. Svarbiausia. Niekam nepaslaptis, kad šito reikia. Jo? Dabar pabandykite galvoje sudėti taip tą vaiduoklį ir šitas 5 savybės. Galvoje šitaip. Kaip žmogus elgiasi, sakykime, kokiai nors situacijoje, mieste, klube, gatvėje, parke, galvoje. Kokį matote žmogų, kas nors gal kyla į galvą gal iš jūsų pažįstamų kas nors, gal iš žymybių, gal iš dar ko nors, nieks nekyla į galvą. Briusas Vilisas. Vienas dalykas, jis vaidina kietą. Dar norėjau klipą įsirašyti, vakar mačiau kitą klipą, matėm klipą vakar menininkas, ten jis vaidina kietą. Aš tipo non-reactive. Jo, tai yra arogancija, tai nėra kietą. Kartais. Ant to galima sukurti potraukį, arogancija kuria potraukį, arogancija plus humoras. Aišku, pažiūrėti mano užpakalį. Vat, arogancija plus humoras. Tokios frazės priverčia nusišypsoti, nusijuokti arba dar ką nors. Ir tai kuria moterims potraukį. Nu, čia viena iš technikų, kurią išrado David D. Angelo. Galiu parašyti, jeigu norėsit, galėsit pasipartinėti. Rašyk prie mūsų, kiečiau atrodo. Bet juodai. Ai, dar šį vardų labai prirašyti. Nežinau, kam ne paslaptis. Šitas bičas, kurio vardas paslaptis. Šitą labai myliu. Šitą... O, šitą neseniai atradau ir aš įsimylėjau. Tokie bičiai pasidomėkite jų dėstomis dalykais. Aš iš tikrųjų pasiėmęs iš jų kai kurias koncepcijas šičia. Ai, aš norėčiau labai apie terminus pakalbėti, kokiais mes čia žargonais kalbėsime, nes mes čia turėsime labai daug žargonų. Kaip mes, pavyzdžiui, su Matu kalbam, dabar ir tu suprasi. Kodais. Programa taisyklė patė. PUA. Pika patys. Kabinimo specas, žmogus, kurio gyvenime figuruoja daug partnerių.